labas rytas. Kita diena tie patys rūbai. Jo, nes rūbai yra belekai visi druskuoti. Taupom. On biudžet. Išsiplausim kitą miestą jau, kai nebereikės, nes kuprinė tai od devalėlių ir nelabai čia kas džiūna. Žodžiu, varom dabar į Veligamą, pabandysim gal pasurfinti, jei bangos bus geros. Atvarėm į Veligamą. Kažkokią mugę radom. Kaip pasislėpė. Bet čia tokia labai europietiška. Ką? Nu labai jau viskas gražiai padėta. Okay. Vilnių Batika parduotuvė gražiai atrodavo. Į sveikatėlę. Stojam biškį papusryčiauti. Tokia va atvetikiai. Roti, va turime paprastą kokonutą, sūrą, šokolado, daržovių, žuvies, vištos, krevečių, kiaušinio, ananasų, bananų, saldaus kokoso. Turim šavarmas. Lema, kainas tai brangesnės nei Dubajuje. Nu, ir čia dar mačiau mojito po eurą, bet ne alkoholiniai. Tada sultis. Sultis vaikė euriuko. Roti. Banana. Iš lėkštutės valgom. Pradėjau nuo deserto su ananasais. Blynas. Skanas? Jo, tik labai ilgau. Ilguau. O čia su vištiena. Bus čia lėtiniai. Rotis yra lėtiniai. Gal sūrus. Skanus, bet žiauriai sūrus. Nu, einam dabar gal surasim kokią banglentę išsinuomoti. Čia blemba laivynas toksai išmestas. Yra tradiciniai žmonių landai. Baisinis atoslūgis čia yra įvykęs. Labai atsitraukus jūrą. So, it's easier with the hardboard or softboard to... Softboard easy. Softboard easier. Okay, so maybe softboard for me then. Yeah, sure. Yeah, okay. Einam kažką įrodyti. Visas va toks va gražuolis. Marškinukus davė. Gerai, varau. Operacija gaudymo. Eiksa.
Ai, ai, ai. Voda čia. Thank you. Thank you very much. Gera vietikė, kokonutų. Žodžiu, grįžom į Merisą. Einam pačilint biškį. Pasiemi gultus, realiai nusiperki gėrimą ir gauni gultus nemokamai. Ir čilini. Kai bonga didesnė už galvą. Nu, pasiėmiau dabar tokią dar mažesnį. Einu pažiūrėti, kas čia per dalykas. Fainai čia pavariau, kainavo tik 500 rupių, kas yra toks euras kem valandai, toks vaikiškas bordas. Ką žinau, smagu tikrai, ypač per bangas tokį paviršį pavarai, toks pradininiukų lygis, labai gerai, kaip tik man. O ką aš galiu pasakyti, aš tiesiog saugau daiktus ir žiūriu vaikus, ar neskenda jie. Kiemsargis. Prižiūrėtojai aš esu, viskas. Antrą kartą valgom velnio vištą. Labai skani. 2 porcijas šį kartą. Nu tai, labas rytas draugai, 6 diena Šri Lankoje. Šiandien išsikraustom iš paplūdimių ir varysime jau į tokias džiunglės, į Šri Lankos vidų, ten kur daug vėsiau, daugiau augmenijos, gyvūnijos ir veiklos, ne tik čilas. Mus turėtų neužilgo pasiimti mašiniukas ir važiuosime į gyvūnų safarį, turėtume matyti daug dramblių ir kitų gyvūniukų. Bus gražu, bus faina, tik pažiūrėkit. Šį kartą visai daug daiktų variau. Varėm ir pakulis daug visai pasiėmė. Šiaip, kas yra lifesaveris, tai va šitie maišai vakuminiai. Realiai susidedė, tikrai visai nemažai rūbų. Užsuki šitą ir viskas, šašas, tipo susuki ir vakumas ir žiauriai daug vietos sutaupo. Aišku, rūbai biškai susiglamžo, bet blema, tada gali patogiai keliauti, realiai yra toks posakis less is more, kas reiškia mažiau yra daugiau, tai yra tiesa, kuo mažiau daiktų turi, tuo mažiau galvos skauda, tuo lengviau keliauti nuo vienos vietos į kitas. Per naktį džiovinom rūbus ir dar ne visi spėjo išdžiūti, tai naudojame šitų fenų ir bandom dar įsidžiovinti likutį prieš kelionę, kad nereiktų šlapių dėtis. Nu, iš tokio maišo, čia pasiėmė, užsaudė tokį va. Ir sulaulime. Išeina oras. Išeina viskas. Va. Visi rūbai mėnesiui. Pasiėmė kaip ponus. Raudonas, o kilimas papulį patiestas. Maždaug 2,5 valandos rašo su mašina važiuoti.
Atvarėme. Nu, dabar turim kokią valandėlę laiko dar pavalgyti, pasisioti ir varysime. Nu va, pavalgysim. Čia galim dėtis kiek norim. Bufetas. Kaip čia viskas skanu, eik savo. Bet ką, įdedu į burną. Be, dar kaip skaniai. 2500 žmogui kainuoja. Tai čia be 6, 7, 8 eurai valgai kiek norim. Tai mes dabar 1,5 valandos, sakau, valgysim. Ryžiai. Visokiausių rūšių. Nudulsai. Šitas žiauriai geras buvo. Labai patiko. Šitas irgi žiauriai skaniai. Dar va tokių pelio. Bulvės pelio kokios geras. O, žuvytė. Bertai labai patiko, man tai ne. Nes tokia sausa. Lotos. Tokios geras buvo. Šitas papadumas. Žiauriai skanus, nežinau kas tai yra, bet žiauriai geras buvo. Šitas aštrus. Buvo. Čia irgi aštrė vištytė. Nu ir salotas. Ir dar vaisių ten pilna. O čia tas papadumą. Miksuoju su dehal kiuriu. Dar tokį mašiniuką varysim. Turbūt. Arba tokį. O, koks džipanas. A mes į priekį sėdam, gali? Nežinau, pasižiūrėk, papulį laiko turi. Kurią vietą čia dabar pasiimt geriausiai. O, papa. Nu, bus smagu, bus smagu. Reikia dabar išsitestuoti vietas. Nu, varom jau kažkot dramblių. Kiti džipanai jau laukia. Ką? Gali tą? Pirmas drambliukas. Didelis. Pirmasis šitas elefantas. Nu, dramblys. Baby elephant. Mažas drambliukas. Sako, šitam tik 2 metai gal. Mažylis. Ir kodėl jisai viens be mamas ir kažkas slepas mamai? Jeigu būga mama. Susižadėjo. Na, drambliukai protingai užsimeta purvą ant viršaus, kad nebūtų jiems labai karšta. Mažiukai paukštukai. Labai gražus, labai spalvoti. Labai gražus paukštis, sakysi. Kaip lietuviški bafai. Tai yra buliai. Eat. Again, remove it. Remove it. My crows. Dramblinas čia. Žiūrėk, jis eina su visa banda. O. Dikus. Toks. Safari. 4-5 mėnesių. Ten mažylis. Lėliukas. Dar sumažas. Šiandienėlė.
širdis. Iškai prieš saulę nelabai matas. O 10 metų drambliai vieni vaikšto, vyrai. Ir eina per pateles visas šilės. Polis filmuoja Buffalo Wingsus. Mamukai čia. Sausim tik plaka. Roko. Buffalo. Čia plaukia link tavęs. Tada kaip jis tai atrodo. Jis plūduriuojantis. Imk šitus jau gal. Mamuks? Oh, can you see the eagle? Hungry, it's go out there. Baby one is not right, the big one. Yes, baby crocodile here. Štai kokie dideli. Štai prie pat privažiuos. Oho. Labai arti privažiavom. Trypia. Prisidaro šokių žemių, žolių. Baby crocodile. Žindas. Iškamša. Šiek eina tiesiai. Žiūrėk, turiu. Down for the Mini vėžliukas, mini krokodilas, mini paukštis, kitas paukštis, bafalai ir povas. Didelis drambliukas. Žiūrėk, kaip gražiai kojytės sudėjo. Tai drambliai maitinus. Jie suspardo žolę su žemėm ir tai biškelį. Paskui papurta jas ir sakė 90% padaro švarę žolę ir tada jie suvalgo. Paskui taip jie daro. Polis intensyviai rekordina. Ne kiekvieną dieną pamatys dramblį. Na, Žiūrėkit, didelį. daug. Ką tik po safario tikėjausi žirafų, anakondų, T-rexų, bet buvo vien drambliai. Taip, bet ir smagiai vis tiek. Šiaip nebuvo čia pigiai, realiai tas taksas, kur mus pasiėmė ir nuveš dabar į kitą miestą, tai kainavo 7-6 eurus dviem žmonėms. Ir dar įėjimas į parką šitą irgi su visais džipais kainavo 60 eurų. Nu, dviem čia viskas, tai apie 105 eurus dviem žmonėms su pervežimu. Nu, brangokai čia kaip Šrilankai, šiaip laučiu. Nu, vakar varom iki Elos ir padirbėt dar galiu. Polis vėl sėdi su private mašina. Ela yra ganėtinai kalnuose, tai va, kylam su mašina ir malonu žiūrėti, kad nehaikint pačiam reikia. Na, įdomu, ar kilometrą datrauks, ar nedatrauks. Kylam, op, ir ten, kilometras. Šiaip vien dalmantinas pasitinkamas. Zdarova. Nenori mane žiūrėti. Nu, žodžiu, atvarėm į Elą, einam įsikurti. O realis čia labai fainas, toksai biški vėsu ir gaivu. Nu, va, daėjom savo bookingą. Tarp tokių džiunglių čia bus. Kur baba? Ai, čia baba. Thank you. Also, I want to ask, can we pay by card or it's only cash? Cash. Cash, yeah? Okay. Nu, va tokia chatikė. Viskas gražiai turėsim šitą. Na, nes reikės, va, iškart išeini į lauką ir ėdi. I know we will go now rest. Right.
Your legs go there. Hmm? Your relax go there. Yeah, maybe. Yes. Yeah. Okay. You're dangerous. Okay. Right. Okay. Thank you. You're my friend now. Okay. Yeah. So tomorrow at 8 breakfast, okay? Right, I am ready. Okay. Thank you. 8 o'clock. Okay. Okay. Thank you. Right, okay. Okay, Bye. thank you. Good night. Man atrodo, mūsų hostas biškiai įkalęs. Už šitą mūsų kambariuką, už 3 naktis su pusryčiais 2 žmonėm, tai realiai 6 kartus pavalgyt, kainuos apie 43 eurus. Tai va taip.